Treneri, tokia vangi pradžia buvo pasiekmė to, kad neturėjot įrašų komandos, ar tiesiog vyrai neįvertino varžovų? Ar jaudulys gal pirmos rungtynės? Aš galvoju, gal jaudulys daugiau, tikrai negalvoju, kai jie neįvertino po Žalgirio pralošimo visi degė, matėsi ir šitas treniruotėse, kurios buvo. Ir aš manau, kad paprasčiausias jaudulys, kadangi pirmas varžybos vis dėlto namuose prie savų žiūrovų. Oficialias aš kalbu. Ko šiandien esat nepatenkintas? Tom tokių banguotų žaidimų, kadangi buvo skirtumas ir 20 taškų ir jis vėl krito ir toksai gavos, kad nebuvo tokio lygaus žaidimo, kaip sakau, jis vis tiek buvo toks banguotas daugiau. Jau ketvirto kėlinio pabaigoje, vidury galbūt turėjo 21 tašką persvarą ir staiga jinai ištirpo iki 8. Kas ten nutiko? Aš galvoju, tai paprasčiausiai gal per anksti patikėjo, kad jau viskas yra padaryta, o reikia žaisti visas 40 minučių. Ar ši pergalė padės komandai atsities po to, knockdowno Kaune? Dabar patikėti savo jėgom? Aš manau, kad aš tikrai padės ir pergalė vis dėlto yra pergalė, kaip bebūtų. Aš tikrai džiaugiuosi gynybo, aišku, nepilnai džiaugiuosi, yra tų taisytinų dalykų, bet visumoje praleidus 67 taškus, tai yra neblogai. Šiandien komanda senbuviai patempė komandą tiek Gintautas Matulis, tiek Gediminas Urbonas neblogai įsijungė. Aš tikiu, kad jie yra ateityje. Tikrai padės mums ir ypač apie Žydrūną. Aš vis nekalbu, Gintas tai yra žmogus, kuris gali labai kibiai gintis, labai tvirtas žmogus yra, taip kad jis tikrai dar mums bus reikalingas. Ar jūs spėjot treneriui užmesti akį į Palangos komandą, su kuria reikia žaisti? Ne, dar nespėjau, kadangi visą laiką ruošiamės tom varžybom, kurios yra. Taip kad šiandien ruošiamės grinai čia su Estais, tai dabar jau nuo šios minutės galim sakyti, o nuo kitos dienos jau pradėsim šias planą.